Devintasis uždavinys be jokių gudrybių, be jokių kombinacijų pateikta paprastutė lygčių sistema ir prašo ją išspręsti. Spręsti lygčių sistemą reiškia rasti abiejų jos lygčių sprendinius, kurie tenkintų tiek pirmąją, tiek antrąją lygtį. Tai reikia šiuo atveju rasti x ir y reikšmių poras, visas reikšmių poras, su kuriomis teisingos abi lygybės. Na, kas šią viziją supranta ir moka skaičiuoti iki 6, tai galėjo ir nespręsdamas, kas per vizorius rasti teisingą atsakymą 4 ir 2. Vietoj x parašė 4, o vietoj y 2 jie abi lygybės, 4 ir 2 6, 4 lygų 2 kart 2, abi lygybės yra teisingos, bet prašė sprendimą. Nėra čia ką daug gudrauti, čia jokio nereikia nei iš kažko dauginti, nei kažką daryti. Matom, kad antroje sistemos lygtyje yra išreikštas x per y, tai yra x lygus 2y, todėl įrašė į pirmąją lygtį vietą x, o 2y. 2y gauname lygtelę su vienu nežinomuoju y. Jį apskaičiuojame, jį randame, tiesinė lygtelė, 2y ir dar vienas y iš viso yra 3y, iš kokio skaičiuko reikia padauginti 3, kad gautumėm 6, tai aišku, tas skaičiukas yra 2. Na ir reikia surasti jo porininką, tai yra ne tik tai šį dviejetuką, reikia rasti ir x. Kur patogiausia, matyt, čia patogiausia statyti. Vietoj y2 įsirašom ir apskaičiuojam norimą x reikšmę. Tai atsakymas x4, y2. Jeigu nurodom sprendinių porą taip, tai pirmiausia x rašom, tada y, bet galima atsakymą rašyti ir x lygų 4, kablelis y lygų 2, arba y lygų 2, x lygų 4. Toks lengvutis uždavinys.